Pasibaigus vasarą iš didžiųjų miestų pasitraukė karščiai, tačiau ruduo atnešė naujų varginančių problemų. Pirmiausia, miestiečiai, ypač Vilniuje, vėl susidūrė su spūstimis. Tūkstančiai miestą plūstelėjusių studentų ir po atostogų grįžusių žmonių. Gatvės vėl užtvindytos automobilių, transporto spūstyse sugaištame nemažai laiko. Klausimas, ką daryti, jei darbą ar paskaitas tikrai turime važiuoti savo automobiliu ir nėra alternatyvų. Pabandykime pasinaudoti Vilniaus miesto vairuotojų informacinę sistemą, siūlančią optimalaus maršruto pasirinkimo galimybės, taip pat teikiančią informaciją apie spūstis, vykstančius gatvių remonto darbus, uždarytas kelio atkarpas. Kai kuriuose miesto sankryžose įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. Informacinėme tinklalapyje Šviesoforo LT tiesiogiai galime matyti, kokia situacija yra vienoje ar kitoje svarbioje miesto transporto arterijoje. Pinigų karta nusprendė atlikti eksperimentą ir pažiūrėti, kaip veikia minėta sistema. Šįkart važiuosime iš Senamiesčio Pakašio Švento Stepono gatvės į Šeškinės rajono Buivydiškių gatvę. Informacinė sistema praneša, kad dėl renginių uždarytas Gedimino prospektas, todėl vietoje įprasto maršruto esame priversti daryti lankstą. Prisidės vienas kitas papildomas kilometras. Tikėkime, kad pasiūlytą maršrutą veiksime greitai, nes kuro sąnaudos įstrigus spūstyje būtų tikrai didesnės nei judant. Taigi, pirmyn, išbandykime tai, ką mums siūlo. Pagal informacinę sistemą kelyje turėtume praleisti kiek daugiau nei 19 minučių. Pažiūrėsime, ar jos pateikti duomenys atitinka realybę. Mums padės chronometras. Šiuo metu esame Pylimo gatvėje, eismas šioje gatvėje gana intensyvus. Pažiūrėsime, kas bus, kai priartėsime Basanavičiaus gatvę. Sukame Basanavičiaus gatvę. Šią sankryžą įveikėme pakankamai greitai. Automobilių spūsčių čia nebuvo. Važiuojame toliau. Pagaliau įvažiuojame Geležinio Vilko gatvę, paprastai labai judrią ir užkimštą gatvę. Pažiūrėsime, kiek laiko jau esame kelyje. 11 minučių 35 sekundės. Pagal laikmetį mums liko apie 4 minutės, per kurias turime įveikti šį maršrutą. Judame tikrai pakankamai neblogų greičių. Na ir sukame į kiemą. Mūsų tikslas visai netoli, pažiūrėsime, kiek prabėgo laiko. Mums šis eksperimentas pavyko, tačiau kai kurių vairuotojų nuomonė apie šią informacinę sistemą yra skirtinga. Ne visi maršrutai būna suplanuojami taip gerai kaip šis. Kasdieninis didmiesčių baubas, automobilių spūsis bent jau šį kartą nepasirodė labai baisus. Pamėginkite patys, galbūt pavyks sutaupyti dalį savo brangaus laiko.